Kiek ten degtukų paėmė? Įlėkė taip pinai? Tu tik pažiūrėk, naujas lygis. Na, vat štai ir pasidariau paskutinį dokumentą, tai vairuotojo pažymėjimą. Ir sakyčiau, visai neblogai nuotrauka išėjo. Na kągi, sveiki jau senai matyti žmogėnai. Taigi šiandien kažkaip tai sugalvojau, taip gal sakau, biškį reikia pafilmuoti, kaip čia man sekasi. Na tai štai jau ką dabar čia darau. Taigi verdu makaronus, ilgus ir trumpus, nes trumpų pritrūko, tų trumpų storų, žodžiu. Ir čia turbūt man dar pajuodę ūsai nuo kažkokių nešvarumų, nes ką tai grįžęs iš darbų. Žodžiu, tai vat verdu, išversiu makaronus, tada išpilsiu vandenį, tada supilsiu pieną, dar šiek tiek pašildysiu ir bus pieniška makaronų sriuba. Tada privarysiu krūvą cukraus ir valgysiu. Tada dar čia vat, šitos mišrainės nusipirkau, kaip ne čia balta mišrainė, baltos mišrainės. Ir ką čia, arbatėlės vaisinės tokios va. Pavostykit, kokias skani. Tada reiks viską kapot. Taigi, kas čia dar geresnių taip nutiko. Taigi labai įdomi istorija, sakyčiau. Tokia, tai žodžiu, kur aš turėjau tą bemvą, tą grabą tokį mėlyną, lakštelis numeris 2, nu va šitą va žodžiu. Tai aš jį iškeičiau į džipą, tokį Daihatsu Feroza. Džipuką, bet žodžiu, nu ir dar man damokėjau ten ir paskui nusivariau į savo servisą tą džipą. Pažiūrėjau, kad ten yra visas jisai perpuvęs. Ten, žodžiu, kur tik be pažiūrėsi, tai viskas ten, žodžiu, ir kaip yra džipai, žodžiu, dažniausiai kaip būna tai rėmas ir ant rėmų yra pritvirtinta kabina jau ten, kur viskas yra ten. O rėmas ant rėmų realiai viskas laikosi ir važiuokliai, ratai. Ir pats tas, kur sėdi ten, ta prasme, visas tas kabinata. Tai va, žodžiu, tas rėmas yra supuvęs. Visiškai surūdyja ten, žodžiu, ir ten vos nelūžta per pusę. Tai, nu, ta prasme, ten ragas, ten, žodžiu, tai iš pradžių galvojau, kad ten tik tai slenkščiai ten, kai tada žiūrėjau keisti, kai keitėm, tai lyg tai atrodė nieko, ten tai kažkaip nesižiūrėjau, viskas žemėj apvaryta ten. Prasme, kokiais molynais ten praleikęs, tai atrodė, nu, viskas normaliai, jau ten paskui, kaip nusivariau į darbą ir norėjau ant keltuvų jį pakelt, tai neradau už kur kelt, nes kur kėliau ten linku arba ten lūžti jau ten vos neėjau ten, žodžiu. Tai esmė tame, kad nepavyko jau net pakelt ir tada, nu, va, tą bandant aš pamačiau, kad ten taip žiauriai surūdėja viskas. Na ir ką, tada, žodžiu, nieko gero nebuvo. Ir pradėjau ieškoti mašinos pigios, su kuria galėčiau tiesiog važiuoti. Tai vat praktiškai už tą priemoką nupirkau vat šitą va audinę, va čia va tą va. Ir ką žinau, visai pusileiniau ten tą audinį, na aišku, nesena ten, bet ta prasme, nu, dujos ten ir taip toliau. Tada įmečiau tą džipą į skelbimą ir ten, žodžiu, parašiau ten parduodu arba keičiu į ką nors, ten nebūtinai mašiną, ir paskui, tiksliau, parašau žinutę, ten kažkoks entuziastas, suvirintojas 20 metų, ten Ultra Power Challenge mėgėjas, taip sakant, parašau ten gal domina keitimas į Nissan 100 NX. Nu, sakau, domina, o labai ten surūdėja, žodžiu, ne, ten nesurūdėja, ten, tipo, visai tvarkinga mašina, ten dar apžiūra technikinė iki 10 mėnesių, nu, ten, žodžiu, nu, ką žinau, sakau, domina, tai susitinkam, pažiūrim.
tai gerai, tai sako, tada ten va po darbo, ten mano žmonos laisvės, ten žodžiu, tai nuvarysit. Ten jeigu tau tinka, tai tada ir rašom sutartis ir viskas. Man tai ten sako, aš viską nuotraukose mačiau, man ten viskas, aišku, esu vyrintojų 20 metų, ten man ne problema. Nuvariau, ten ta žmona jau ten apžiūrėjau kažką, tai ten pravažiavau, aš irgi pravažiavau. Nu, žodžiu, ką, ten iš tikrųjų tas Nisanas, tai toks, sakyčiau, vos neledinis. Ten, žodžiu, nu, tą džipą apžiūrėjau, ten išsakiau viską kaip yra, nu, ten, ta prasme, ten nieko aš ten, nei ten prisuksi į vatą, nei ten ką, nustiepsi ten, nu, ta prasme. Bet tiesiog, nu, ir tai, tada ten jau ten kažkaip paėmėm, susirašym tas sutartis, ir apsikeitėm, ką, žinau, šiandien prisiregistravau, tą audinę prisiregistravau. Žodžiu, tą pačią dieną nusipirkau audinę ir tada, kai ją nusipirkau, po kokių 2 valandų man parašė dėl to keitimo Nisaną. Tai tą pačią dieną vakare po darbo variau tą Nisaną apsikeičiau. Tai per vieną dieną 2 mašinas normalias gavau vietoj vienos lievos ir prieš tai dar. Tai tas Nisanas, tai iš tikrųjų ten sėdi ir važiuoja, dar visai pusivelnio mašina, nu aišku, japoniška ten, bet tik visus japoniškos tokius biškiais skarbonkiukiais, bet ta prasme, smagi visai ta mašina ten. To Audi irgi ten tai smagiai važiuoja visai, kaip tokių metų tikrai smagiai ten žodžiu. Nu, smetime, kad 2 mašinas dabar turiu, reiks kažkuria parduot. Kas dar čia šiaip žinių? Ten savo tą, kur projektą darau, BMW E30 Coupe, ten lelele, va šitą, va, tai persigabinau į Kauną, dabar ten žodžiu, šitas mano servisų šefas ten atsidarė naujas patalpas, ten aš namau, nu žodžiu, smetime. Ir ten servisą antrą dalį, o vienas mano koronė jau turbūt kaip reikalas susidarė. Tai žodžiu, ten tos patalpos, daug ten laisvos vietos nereikalingos, kol kas bent jau ten minimum metus sakyti tikrai. Ir tada tam paklausiu, gal išeitų man ten 30 projektą atsivaryti, tai būtų arčiau, nereiktų į Krienus važinėti iš Kauno ir taip toliau, žinai ten. Tai tada ten žodžiu, aišku, čia nieko čia daug, čia davai tik tai 2-6. Tai aš tik taip atvariau ten visą tą reikalą, susidėjau ir ten, žodžiu, reiks pradėti darbus. Dabar tik čia, aišku, ta savaitė tokia praktiškai visa buvo su tom visom mašinom. Ten, žodžiu, man galva prikimšta tų mintim. Bet nuo kitos savaitės turbūt jau pradėsiu prie tos dirbti savo 30 ir tikiuosi ten greitai viską pavyks padaryti ir turėsiu dar tą vieną tokią smagią mašiną savo svajonę pasidaręs. Tai va, reikalai visai finale gavosi neblogi. Tu tik pažiūrėk. Aptikau seną gerą radijukę per brūkšnelį patefoną. Atsimenu, čia aš labai smagiai subadžiau. Tai, žodžiu, labai įdomu kažkaip taip šiek tiek prisiminti. Čia dar atsimenu, buvo medžioklinių šautuvų šovinių pridėta čia, kur plokštelis dedasi. Nežinau, kodėl ten, bet žodžiu, buvo labai irgi įdomu. Kažkur jie pradingo slaptai. Tai čia galas, pažiūrėkit, kokios lempos. Čia kažkokia raudyklė. Saugiklis, aišku, kažkoks čia kalankis jungiasi. Jo, su kištukais. Siūlas kažkoks reguliuoja bangas, čia greičiausiai, na žodžiu. Taip įdomi ir ten garsiakalbiai, tokį blemba belė kokio dydžio. Atrodo, taip turėtų gerai nešti. O, štai ten yra skylė, ta, kurią aš pradūriau. Biškytingai parodyti, kur paukštelis ten dedasi. Nes čia šiek tiek apkrauta labai daug, taip kad net labai sunku nukrauti. Štai nugarėlį dar kokie. Labai įdomus čia daikčiukas. Na, sveiki, mėlieji, taigi vat, čia toks įdomus dalykėlis. Dabar čia po 12 valandos aš šiaip čia biškį. Tiesiog pasiūlė, sako, noriu biškį papildomai užsidirbti piginų. Nes yra ten žmogus, kur labai jam reikia mašinos, ten kažkur važiuos, ten reikia šimdėžę, tai va ta dėžė yra šičia, turi tokio dydžio kaip mano Nisano variklis. Nu, žodžiu. Tai va, šią paliksiu čia, nes nesugebu nukelti vienas nuo šito stovo ir padėti ant žemės, žinokit, nesijuokit, nes čia iš tikrųjų jinai belė kiek turi svorių. Nu, žodžiu. Nu, tiesą sakant, čia sunkiausia dėžė, kokią buvau ėmęs. Tai va, išėmiau tą dėžę, viskas čia gerai. Na ir ką, biškai pažiūrim, kas čia pas mus gerų yra servise. Tai va čia tas Chrysleris. Gamas čia kažkoks, tai kažką tai nežinau čia darė. Ai, pildė kondicionierių čia šitam 7. Aną dieną keičiau šitą pagalvę. Ir kaip matot, biškai čia jinai nusėdus už tai, kad lievą pagalvę parvežė.
kiaurą, žodžiu. Nu, čia, žodžiu, mušta buvo į ratą, tai čia visokių šakiais apatiniais ir panašiai gaidys. Žodžiu, esmė tame, kad vėl atvarė, sako, velniup, ten norėjau, žodžiu, važiuoti kažkur, tai, bet sako, gal nerizikuosim. Tai va paliko, pasiims naują pagalvę, reiks keisti tą naują pagalvę ir bus zeba. Tada tėtį kažkokią, tai matau, naujesnį šitą, visai glazi. Ir žodžiu, tai va, tokie reikaliukai. Reiks varyti namo, vis tiek jau tai nešėjimą tą dėžę. Nusipraus biškelį, persirengt ir viskas. Na ir ką, sveiki visi mėlieji, kurie jau seniai laukia ir niekad nelaukia kažkokio naujo video. Tai va štai naujas video, po trupučio laiko, čia turbūt praėjo kokios 5 dienos, arba mėnesiai, arba metai. Žodžiu, tai vat, nežinau, gražus orelis ir kažkaip tai sugalvojau, gal sakau, reikia kokį nufilmuot, vat, video. Tai nežinau, ką mes čia galim nueit, pavyzdžiui, aš manyčiau, galėtumėm pauostyti kokią gėlę. Tuo mes čia surasim kokią gėlę, kuri ne gėlė, o yra iš tikrųjų žolė, bet užtat panašesnė gėlė. Va, pavyzdžiui, šitą pienį. Pauostykit kokia seni pienį, sužaliavus, šviežia ir kažkokia biškį patrypta. Tai truputį kotelis, parėjęs, pagedęs, taip sakant, bet nieko, vat, gali pauostyti. Skaniai kvepia, ne? Skaniai. Kas čia, nesupratau. Kur? Juopapa, koksai medis, kas čia per velnė, va čia šaknys, medis, širdis, akmuo, kas čia per velnė, va, to gult, kūs kietas, kietukas, ir čia jau ne vienas, štai dar vienas, dar rimtesnis toksai net, čia nesuprasi, čia kaip džiunglės mieste, žiūrėkit, ten fontanas, ar tai kas ten, gal nežinau, jau fontanas, kur ten kas ten daugiau gali būti. Čia paukštukas kažkur tai čiulba. Linksmybės. Tai šiaip tai, man atrodo, tarzanų medžiai, nes ant tokų užsikabini savo, ir varai nuo vieno medžio ant kito. Ir renginiai vyksta visokie tarzanų susirinkimai, visokios varžybos tarzanų, žinai, kuris toliau ten nuskris arba kuris neužsimuš. Ir dar vienas, ir spėkite, dar vienas. Eik tu savo kaip netikėta. Einam ir prieinam kažkokį tai kalną, į kurį lipsim gal šiandien. Matau, to reikia pagalbos. Šakelė. Kas čia yra, dieveli? Tarzanų gijos.
Čia kažkoks kokas. Va jo, kateriukai kaip per filmus. Tokie biški baisiniai. Ir čia jų krūva. Gyva krūva. Na, pagalvojau, reikia pageokečiant. Taigi, ką mes čia turime? Ogi, geokečą. Arba jis labai jaunas, arba tiesiog čia nėra nelabai kas telpa. Truliuliu. Žiūrėkit, kažkas buvo iš Amerikos. Gerai, čia nesujaukim. Truputį pažiūrėkim. Ir man su viena ranka labai sunku žiūrėti, todėl aš jum nieko nerodysiu. Kaip patys atvažiuokit ir susiraskit ir pažiūrėkit. Čia.
Na ir rodos radau dar vieną. Turėtų čia kažkaip atsidaryti. O taip jis atsisuka. Atsisuka ir ar tik tai nebus vištos šudukas? Ir tai nėra vištos šudukas. O taip. Na ir kągi, štai mes mano tėvuko jachtoje ką tik atsikėlę šiek tiek su užkibusiu balsu. Nežinia dėl, gal dėl tų, kad atsikėlė neseniai. Žodžiu, pažiūrėkime į vidų. Šita jachta nėra tokia, sakyčiau, labai jau sena ir nėra tokia labai jau maža. Tai čia, žodžiu, viena kajutė yra. Čia, štai dar viena kajutė yra. Čia, žodžiu, visas tas didysis kambarys, taip sakant. Visokie, šaldytuvai ir panašiai čia yra. Na ir štai dar ta didžioji kajutė dviems. Vis dar neparodžiau jums svarbiausiojo kambarėlio. Tai yra vonia, dušas. Nu gerai, vonios nėra. Tualetas, geriau kulutė ir dušiukas. Ką žinau, ką čia parodyti. Tiesiog, čia mes dabar taip ir gyvenam. Aš truputį kaip ir degęs. Tai, čia jie išėjo pasimaudyti, aš tai čia likau, jie gal dar kremo paims nuo įdegio, nes visai taip reiktų man. Tai visai kaip smagiai. Tai graži, tai Ispanija, sakyčiau. Taip, kalniukų vieno kito yra, kaip jau matėt, arba matysit, nežinau. Tai tiek. Ir kodėl mano tas balsas taip užkimęs. Eitų kažką tai biškį užvalgyti. Paskui žiūrėsim, ką čia galim gero nuveikti. Na kągi, čia šiek tiek pasivaikščiodami einam į laivą gulti. Tai čia, žodžiu, buvau Wi-Fi pasigauti, porą komentarų atrašiau, dar ten kokį velnę. Su gimtadieniu pasveikinau ir viskas, nebeva mėgauti. Ten šiek tiek dar kalniukas matosi. Tasai. Bet aišku, nelabai, nes čia mano kamera netokia lieva, netokia gera, na, žodžiu, telefonas. Tai va. Ką jūs? Kągi prisiminiau, kad nebuvau iki pat galo nuėjęs, ten kur tie medžiai buvo, nenuėjau, tai dabar nueisiu, nes yra šiek tiek laiko. Na ir taip ir padarykim. Na štai, mes ir čia. Štai koks fontanėlis įdomus. Sisoja. Medžiai. Medžiai įdomus. Ta pati šakelė tokia lengva. Įdomu visai būtų čia užsikart. Na, dėja, nebus po šito pasakymų karimus vaizdu. Ir matome mes 2 geltonsnapius. Arba ne. Šitų medžių čia tokia nedidelė alėja, kaip mes matome. O ten matosi kažkoks tai vaikų žaidimėlių parkelis. Tarzanų gijos jau kaip įprasta. Čia, kaip sakiau, varžybos. Čia vyksta ten, prasideda nuo šito galo. Pirmiausia eina per tos šitus mėlynus vaikų žaidimus. Tada juos visi praeina ten, žodžiu, kas pirmas, tada šoka tie tarzanai, tiksliau, taip sakant, pretendentai į tarzanus. Ir čia taip nuo vieno ant kito medžio, nuo vieno ant kito ir varo į kito didžiojo, kas pirmas nuvaro, tas būna tikras tarzanus. Taip. Nu, o ką jūs dabar pasakysit? Ką pasakysit? Kur bėgat? Kur bėgat? Vėl tepas lydėjo. O tu tai kaip matau rimtas kentas, ne?
Jau kažkaip čia, man atrodo, baidaisi. Tai kur bėgsi dabar? Nu, niekur tu nepabėgsi. Niekur tu nepabėgsi, vaikeliai. Nu, ką dabar darysi? Ir viskas. Įmanau, pinklės patekai. Pinklės. Nu, čia tai sakyčiau, pasakų gatvelė tokia. Sako, varai čia. Klausyk, gėlių pilna, čia tokios durys visokios įdomios, senovinės. Aišku, kam jiem reikia, visus metus čia šilta. Kam tas duris keiščia, nebent kad nepoktų kas. Ir tada kažkokie skydiniai gali matosi. Neįdomu, nemat gal. Ir lipam žemyn. Kubai. Pažiūrėkime, kas čia, jei mus įleis nemokamai. Urvas kažkoks. Negalima šunim, negalima valgyti, negalima rūkyti, negalima storuliam ir negalima pėdų. Nu, žodžiu, įdomu.